Skamba balsai iš gatvės, atima mano vienatvę. Ji tik viena mus girdi, iš lūpų tiesiai į širdį. Kaip aš žinot galėjau, jos rankose telpa vėjai. Kerpa šukuoja plaukus, liečia vienatvės rankos. Paima ir paleidžia, niekas nematė veido, nežino ir negirdėjo, kada ir iš kur atėjo. Šalia atsisėda klauso mano vidinio balso, tavo širdies plakimo, mūsų skaudaus likimo. Paima ir paleidžia, niekas nematė veido, nežino ir negirdėjo, kada ir iš kur atėjo. Pradėsiu viską iš naujo, venose per daug kraujo, nuleisiu tik vieną lašą, ar atiduosiu grąžą. Krisiu, vėl stosiu, mirsiu, bet nekentėsiu, kirsiu, šakant kurio sėdžiu, vienatvė liko gėda. Šalia atsisėda klauso mano vidinio balso, tavo širdies plakimo, mūsų skaudaus likimo. Pradėsiu viską iš naujo, venose per daug kraujo, nuleisiu tik vieną lašą, ar atiduosiu grąžą. Krisiu, vėl stosiu, mirsiu, bet nekentėsiu, kirsiu, šakant kurio sėdžiu, vienatvė liko gėda. Pradėsiu viską iš naujo, venose per daug kraujo, nuleisiu tik vieną lašą, ar atiduosiu grąžą. Krisiu, vėl stosiu, mirsiu, bet nekentėsiu, kirsiu, šakant kurio sėdžiu, vienatvė liko gėda. Labas vakaras, sveiki brangieji, kurie esat pasijungę. Šiandieną pristatau paskutinę šio albumo dainą iš visų pristatymų. Tai yra 10 albumo daina, kuri albume yra 4 numeriu. Ir tai daina Vienatvė. Visą savaitę apie ją rašiau, postinau, pusę klipo paleidau, pabaigoje paleisiu visą vizualizaciją. Tai daina Vienatvė, ką lyrinis herojus kalba, pasakoja savo būseną. Visi mes per gyvenimą pajaučiam visokių būsenų, jausmų ir atvejų. Ir štai vienatvė taip pat. Bet išduosiu paslaptį, kad ši daina praktiškai apie vienumą. Aš norėjau parašyti dainą apie vienumą, bet man kažkaip nesirimavo ir ji tapo Vienatvė. Bet ji gali būti ir apie vienumą taip pat. Ir kurioje lyrinis herojus pasakoja savo jausmus, jį supančią aplinką toje būsenoje. Šaukia balsai iš gatvės, atima mano vienatvę. Ji tik viena mus girdi, iš lūpų tiesiai į širdį. Kaip aš žinot galėjau, jos rankose telpa vėjai. Kerpa šukuoja plaukus, liečia vienatvės rankos. Paima ir paleidžia, niekas nematė veido, nežino ir negirdėjo, kada ir iš kur atėjo. Šalia atsisėda, klauso mano vidinio balso,
tavo širdies plakimo, mūsų skaudaus likimo. Bet lyrinis herojus sako, pradėsiu viską iš naujo, venose per daug kraujo, nuleisiu tik vieną lašą, bet atiduosiu grąžą. Krisiu, vėl stosiu, mirsiu, bet nekentėsiu, kirsiu, šaką ant kurio sėdžiu, vienatvė liko gėda. Dainoje viltis maišosi su pesimizmu, pozityvas su negatyvu, kaip ir daugeliu atveju mūsų gyvenime jausmai. Tokia štai daina ir aš noriu pasidžiaugti labai, kad šioje dainoje pagrojo smuiko partija, kaip jau girdėjote iš kelių klipų, kuriuos postinau, ir iš studijos trumpą reportažą. Joje grojo Eimantas Belickas. Ir štai ką jisai kalba, kai aš jo paklausiu apie tą smuiko partiją, kaip jam ji atsirado, kaip jam jinai iškilo. Ir štai ką jis man šiandien parašė. Labai džiugiai, atvirai ir teisingai. Eimantas rašo, kai aš jo klausiu, kaip atsiranda smuiko partijos. Įvairiai būna. Sunkiai nupasakojamas procesas. Pirmiausia, klausau dainą keletą kartų ir mintyse pradeda skambėti kažkoks motyvas. Pavyzdžiui, kai buvo su vienatvė. Man pasigirdo smuiko partija. Lyg pati vienatvė šalia dainavimo pritartų tavo žodžiams. Tas aukštas smuikas dainoje, tai ji, vienatvė. Tada, kai užgrau vienatvę, pasirodė, kad trūksta dar vienatvės bendrakeleivių. Liūdesio, skausmo ir truputį malonaus katarsio. Taip susiformavo kvartetas. Jeigu įdėmiau klausysite, toje dainoje yra 4 smuiko partijos. O solo vietoje norėjosi, kad ir vienatvė išsikalbėtų. Net išsirėktų vietom. Reikėjo tik pabrūžinti nemažai kartų, kad patenkintas likčiau rezultatu. Ir kol neužkimo galutinai ta vienatvė išsikalbėjus. Štai ką Eimantas taip poetiškai apibūdino savo tos dienos pajautimą ir išjautimą. Tikrai yra nuostabios smuiko partijos ir stebuklingas smuiko solo. Vizualizacijos metu išgirsite tą visą dainą. Na, o albumas pasirodo skaitmeninium variante kitą trečiadienį, lapkričio 11 dieną, Spotify, iTunes, YouTube Music ir visur galite klausyti jo. Spaudžiasi ir kompaktas, kuris vėluos kažkiek, pasirodys po lapkričio 16. Mano website nojus.com galėsite įsigyti jį. Kitą savaitę, taip pat 11, galėsite užsisakyti pre-order iš anksto, kas norėsit. Taip pat noriu dar priminti, kad jau postinau, kad albumo viršelio autorė yra airijos lietuvė dailininkė Gintarė Sutkevičienė ir mes su ją planuojame taip pat ir suvenyrų. Kažką jinai galvoja dabar, ką pagaminti ir pasiūlyti jums kalėdų progą, galbūt įsigyti, kam patiks kartu su albumu. Taigi tiek kažkiek paslapčių. Na, o dabar noriu su jumis pasikalbėti, pažiūrėti, ką mes kalbam. Sveikinamės, aš irgi su visais sveikinuosi. Ačiū ir jums, kad esat pasijungę. Matau jūsų komentus. Tik šioje platformoje negaliu išmesti ant ekrano, bet mes visi esam kartu. Jo, Tomai, ačiū labai, turim naują hitą. Vienuma skamba originaliai. Pagavot mintį, ačiū labai, ačiū. Ačiū Tomai, Edita, visiems pasijungusiems. Malonu jūs matyti virtualiai. Kol kas jūs tik tai skaičiuose, bet aš tikrai jūs jaučiu. Ką, važiuojam toliau. Daina Surprises, Surprises. Ir tai daina grupės Airija Gabalas. Mes. Jau. Kiti. Reveriuko, kaip visada reveriuko.
Mes jau kiti net tau žinot, ko siekia mūsų rankos, ko gydom apgauta širdis, skausmas sieloj renkas. Mes augom griūvančiuos namuos, kai daug kas priešais laikė, besimesėjom per stiklus, kai melas melą keitė. Ar matai kitus, tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti, jau kiti. Mes jau kiti, buvo taip, į šalį sukom žvilgsnius, tyliom baimę neždami, įkaustė mūsų žingsnius. Dabar kalti, nekalti, mes einam ten, kur švinta, ir sovom sąžinę širdį, ir meilę iškankinta. Ar matai kitus, tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti. Ar matai kitus, tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti. Tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti. Ar matai kitus, tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti. Ar matai kitus, tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti. Ar matai kitus, tokius pat kantrius, amžinai juodi, mes jau kiti. Mes jau kiti. Aš galvoju, ta daina kažkaip tiks prie tos vienatvės, laiko sandūroj, iš praeities su dabartim. Kaip jūs jaučiatės, kaip jums savaitgalis prasideda? Šala, bet gražus ruduo, čia pas mus Airijoje tikrai gražus, ramus tokius šis vakaras, lapai taip gražiai nukritę, pakritę. Hei, Astukė nuoju arbatukės. Astukė mina dviratį, mina labai stipriai dviratį. Vis negali ateit, bet ruošiasi labai. Taip pat noriu užduoti gal tokią mažą paslaptį, kad kažkaip tai ruošiam tą virtualų albumo pristatymą. Nežinau, kas čia gausis, ką mes galėsim pasiūlyti. Nes tas karantinai, tie Airijoje dar vyksta, dabar karantinas dar 4 savaitės, buvo 6 praneštos lapkričio 22. Spalio 22, jo, 6 savaitės. Lietuvoje girdėjau kalbą apie rytoj karantiną šeštadienį. Bet aš noriu jums visiems palinkėti sveikatos, saugokit save ir kitus savo artimuosius, rūpikintės savimi ir jais. Ačiū labai už komentus, matau, ačiū labai, liko mes jau kiti, hei, tiko, hei, Kęstuti, ačiū, malonu. Aš nežinau, aš turiu dar, ką aš čia dar prisižadėjau, vizualizacija, aišku, laukia. Jie dar laukia, bet aš galvoju dar vieną gabalą pagroti, nežinau, kiek mes jau laiko čia kabom. Nematau, ai va, 16 minučių kaip tik. Ai, mažiau kalbėsiu, gal šiandien dar vieną dainą daugiau pagrosiu, jeigu leisite, jeigu nieko prieš. Jo, matau, va jau kažką, tai matau kažkokį tai monitoriuką, kaip čia aš atrodau, ne, kaip mano šlipsiukas atrodo. Ir dabar tokį gabalą ištrauksiu, irgi seną gabalą, jau siurprizą patį savo.
Išmečiau viską. Išsimesim viską čia mes dar. Kad geriau matytum. Nu, kas atspėjot gabalą? Parašykit, kas atspėjot gabalą? Kęstutis, aišku, atspėjo gabalą. Ačiū, Dianai, ačiū. Jėga, jeigu jėga, tai ir man jėga, jeigu jums jėga. Taigi, grupės Airija gabalas, tavo rankos. Hei. Pasidarom, kad matytum kažką tai ir važiuojam. Išmečiau viską, mano namai tušti, praeitis toli. Sienos vėl žudo, lies karšta liepsna, tiesiai mane. Akis stipriai užmerkiu, pro sukastus dantis, einu tiesiai per stiklą ir aplinkui juoda naktis. Aš tūkstančius kartų buvau silpnas stiprus, mano kumščiai į sieną, šaltas stiklas į veidą duš. Bet tavo rankos jau neša, tavo rankos jau gydo mane. Tavo gydančios rankos mano mirštantį kūną išneš. Ir vėl aš turėsiu ramus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane. Sekantis rytas virto priešu man, traukia vėl atgal. Saulės griūva, lies mirtis balta, tiesiai mane. Akis stipriai užmerkiu, pro sukastus dantis, einu tiesiai į stiklą ir aplinkui juoda naktis. Aš tūkstančius kartų buvau silpnas stiprus, mano kumščiai į stieną, šaltas stiklas į veidą duš. Bet tavo rankos jau neša, tavo rankos jau gydo mane. Tavo gydančios rankos mano mirštantį kūną išneš. Ir vėl aš turėsiu namus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane. Ir vėl aš turėsiu namus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane. Sekantis rytas virto priešu man, traukia vėl atgal. Saulės griūva, lies mirtis balta, tiesiai mane. Akis stipriai užmerkiu, pro sukastus dantis, einu tiesiai į stiklą ir aplinkui juoda naktis. Aš tūkstančius kartų buvau silpnas stiprus, mano kumščiai į sieną, šaltas stiklas į veidą duš. Bet tavo rankos jau neša, tavo rankos jau gydo mane. Tavo gydančios rankos mano mirštantį kūną išneš. Ir vėl aš turėsiu namus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane. Ir vėl aš turėsiu sapnus, ir vėl aš gyvensiu ramus. Ir vėl aš turėsiu tave, kol laikas aplenks mane. Hei, taigi ačiū labai, kad esat kartu šį vakarą, kad pasijungėt.
noriu padėkoti visiems už visus kartus, kai aš kas penktadienį pristatinėjau po tą dainą iš būsimo naujo albumo. Jau esamo praktiškai naujo albumo yra laikas, kuris trečiadienį, lapkričio 11/11.20 išeina. Ačiū labai ir jums ačiū labai už pozityvą taip pat. Smagu, kad ir man taip pat. Ačiū labai, tos rankos stebuklingos tikrai. Kągi, linkiu visiems gero vakaro kaip visada, gero ateinančio savaitgalio, jau atėjusio praktiškai jo. Būkit sveiki ir gražūs, linksmi ir laimingi. Susitiksim kituose laivuose, gal kitą savaitę ir kažką sugalvosiu, pranešiu, sekite, pasekite, pakomentuokite, parašykite, ar žinutę kokią, ar kokį komentą, viską laisvai galit padaryti. Dabar galim komunikuoti, nesvarbu atstumai, svarbu rasti laiko viens kitam, savo artimiesiems, tai kas yra brangu. Štai aš taip pristatinėju mūsų tą naują albumą, kadangi tas laikas beprotiškas, jis virtualus, bet mes galim išnaudoti tas technologijas ir reikės pasinaudoti tom technologijom. Tikrai džiugu su jumis pabendrauti, pabūti. O dabar to albumo, tos dainos vienatvė, vizualizacija. Ir iki kito karto noriu padėkoti jums. Būkite sveiki ir gražūs, linksmi ir laimingi. Balsai iš gatvės atima mano vienatvę, ji tik viena mus girdi, iš lūpų tiesiai į širdį. Kaip aš žinot galėjau, jos rankose telpa vėjai, kerpa šukuoja plaukus, liečia vienatvės rankos. Ir paleidžia, niekas nematė veido, nežino ir negirdėjo, kada ir iš kur atėjo. Šalia atsisėda klauso mano vidinio balso, tavo širdies plakimo, mūsų skaudaus likimo. Dėsiu viską iš naujo, venose per daug kraujo, nuleisiu tik vieną lašą, ar atiduosiu gražą. Krisiu vėl stosiu, mirsiu, bet netikėsiu kirsiu, šaką ant kurio sėdžiu, vienatvė liko gėda. Niekas nematė veido, nežino ir negirdėjo, kada ir iš kur atėjo. Šalia atsisėda klauso mano vidinio balso, tavo širdies plakimo, mūsų skaudaus likimo.
per daug kraujo, nuleisiu tik vieną lašą, ar atiduosiu grąžą. Vėl stosiu mirs, bet netikėsiu kirs, šaką ant kurio sėdžiu, vienatvė liko gėda.